Šiandien Bahreinė žiaurus vėjas. Žiauriai didelis vėjas. Šilta, bet labai didelis vėjas. Perskaičiau laikraštį, kad atneša iš Irako ir dieną, kai važiuoji, tai per kelią tokios smėlio šuorai. Ir pranešė, kad lyg tai iš Irako atkeliauja kažkoksai tai vėjo gūsis ar oro anomalija, kad bus labai vėjuota, atšals iki +12, ne taip kaip Lietuvoje iki -20. Bet vis tiek šiandien dar faina, saulė šviečia ir noriu papasakot, kaip buvo toliau. Rinkdamasis darbą ir ką man toliau daryti, rinkausi grinai per savo vertybės. Šį kartą tos vertybės, apie kurias pakalbėsiu, tai gyvenk įdomiai ir pažink, tyrinėk, atrask. Atsirado variantų Lietuvoje, kitoj srity, ne toj, kur aš dirbau, kurti savo kažkokią tai įmonę. Buvo planas mokyt pardavimų ir pradėjau iš tikrųjų ir visai neblogai sekėsi. Sutvarkėm porą įmonių, pagerėjo pardavimai. Bet dalykas toks, kad gyvenimas be galo greitai šuoliuoja. Ir ypatingai aš tą pradėjau, į tą atkreipiau dėmesį, kai susirgo mano tėvas. Galingas vyras, už mane aukštesnis, už mane atletiškiau dar sudėtas diskininkas, buvęs kaimo spartakiadų čempionas. Ir aš buvom Pervalkoj mes vasarą. Ir aš pasižiūrėjau į tas kartas, mano sūnui 7, man 47. Tėvui eina 87 beveik. Ir aš net nepastebėjau, kaip tas laikas prošuoliavo ir man tokį davė, tokią įžvalgą ta kelionė, kad nesenai atrodo ir toks epizodas užsifiksavęs nuo vaikystės, kad mes turėjom kaimą, kur mano močiutė, tėvo mama gyveno, Marijampolės apskrityje. Ir mes su tėvu atvažiuojam, aš lygiai toks pats kaip mano sūnus dabar. Atvažiuojam, išlipam iš traukinio, mašinos dar neturėjom, sėdam į autobusiukų nuvažiuojam prie už miestelio ribos ir toks didžiulis geltonas rugių laukas. Ir aš savo mažytę rankytę paduodu tėvui į didelę jo ranką ir mes per tą rugių lauką patraukiam link sodybos Paupiai. Ir man taip faina, man taip gera, man taip drąsu, man taip saugu, toks didelis, stiprus tėtis šalia manęs. O dabar sunkiai juda, aišku, sumenko ir fizinės galios. Ir aš paklausiau vieną kartą pas tėvą, kaip ir reikia tam drąsos, tarp kitko, čia ne taip, kaip filmuose rodo, kad paprastai paimi pakalbėjai gal su svetimai žmonėm ar ką ir paklausiau pas tėvą, o ką tu ar darytum kaip nors kitaip, ar gyventum kaip nors? Būtinai. Ir pats pagrindinis, niekam nieko neaukočiau savo gyvenimo, daryčiau taip, kaip yra geriausia man, ir čia reikia būti tokių sveikų egoistų, kaip daryti kiekvienam žmogui ir viską galima suderinti. Ir aš niekada nesupratau to konflikto, kai kartais pasiskaitai ar kas nors pasako, kad va, aš aukojusi dėl to, aukojusi dėl ano. Aš galvoju, žinokit, kad čia labai patogu tas aukojimasis, nes žmogus turi vieną gyvenimą. Jeigu aš turėčiau 3 ar 4 gyvenimus, galėčiau vieną paaukoti vaikams, vieną tėvams, vieną tėvyniai, o kitą savo nugyventi. O dabar
kiekvienas mes turim po vieną gyvenimą ir viskam reikia surasti savo lentynėlę ir savo vietą ir tai tarp to nėra jokio konflikto. Neturi būti mano galva jokių prioritetų, kodėl vaikai turi būti aukščiau už vyrą arba žmoną, kodėl vyras arba žmona turi pasidaryti svarbiau negu tėvai, kodėl tėvams vaikai negu jų darbas ir karjeros. Aš manau, kad jokio konflikto čia nereikia ir gali visi tie dalykai atrasti savo vietą ir būti kuo puikiausiai suderinti. Ir kaip pasidarai tu tokią vertybių skalę, kad gyvenk įdomiai ir pažink atrask, aš tada ir pradėjau ieškoti, kur aš galiu gyventi įdomiai. Pasiūlymų turėjau ir Lietuvoje, ir visai neblogų, bet tai tiesiog nesutapo su mano vertybėm. Nesutapo. Ir nors buvo neblogas atlyginimas, aš pagalvojau, kad nėra vertybių sąraše pagrindinis, kad būtų atlyginimas, yra vertybių sąraše pažint, atrast, išmokt. Ir paleidau šitą žinutę savo draugams, kuriuos aš turėjau ir kaip aš juos susiradau, papasakosiu vėliau. Ir pradėjo vienas kitas, parašiau kokią gal 20 laiškelių, atsiliepė Salmanas iš Saudo Arabijos, atsiliepė Davidas iš Amerikos, atsiliepė Glenas iš Australijos, vienas Erikas atsiliepė iš Prancūzijos, vienas pasiūlė variantą, tokį netikrą variantą, bet kad galima kalbėtis Kinijoje, kitas pasiūlė variantą Bahreine, kitas buvo variantas Afrikoje, Ugandoje, tarp kitko labai stipri ir gera valstybė. Ten buvo daugiau planuose ir mane labai viliojo tas arabiškas kraštas, arabiška kultūra, kita religija, kitos tradicijos ir dar man tai tapo didesnis iššūkis. Ar sugebėsi prisitaikyti kitoj religijoje? Ir dabar galiu pasakyti, man šitas pasirinkimas pasiteisino su kaupu, tą, ką aš per praeitus nepilnus metus patyriau ir išgyvenau. Labai be galo įdomu. Ir tikrai nesigailiu, nors pradžioje, kas matė Hologramą karaliui filmą, jaučiausi taip, kad ką aš ten rasiu nuvažiavęs, ar nerasiu aš dykumos ir nieko, nes informacijos per daug nėra. Ir laukiau. Tiesiog laukiau, kol atsiras pasiūlymas, kuris atitinka mano vertybės. Ir tos visus pasiūlymus, kurie netitiko mano vertybių, kur negalėjau išmokti nieko naujo, arba kur negalėjau sužinoti irgi nieko naujo, o tik tai nuo ryto iki vakaro ateiti į darbą, išeiti į darbą, aš juos paprasčiausiai atmečiau. Aišku, ačiū Dievui, kad aš tokią galimybę turėjau. Visgi, jeigu yra bent menkiausia galimybė palaukti mėnesį, 2, 3, nėra paskutinioji, tai rekomenduočiau tą ir padaryti. Nepaaukot trumpalaikės perspektyvos dėl ilgalaikės perspektyvos ar ilgalaikės karjeros. Ir kaip jau truputį anksčiau ir minėjau, ir dar vienas svarbus dalykas buvo ir vidinis iššūkis. Pabandyti užsikabinti, tiksliau net nepabandyti, o užsikabinti kitoj rinkoje ir išmokti, į mano planus išmokti naujų IT dalykų. Ir tiesiog po 2-3 mėnesių visas šitas dalykas įgavo kūną, gavau atsakymą, kad aš laimėjau konkursą ir išvykau. O kaip susiradau draugų ratą, papasakosiu kitą kartą. Gero savaitgalio. Iki.